Na ką, labas rytas. Šiandien lemtinga diena. Lemtinga tai čia gal perdėtai pasakyta, bet šiandien didysis žygis. Negalėčiau pasakyti, kad jaučiuosi pasiruošęs, nes kol nepraeisim, nesužinosim. Jei būtų čia koks 100 kilometrų žygis, tai būtų labai aišku. Ir kas laukia, ir ar pasiruošęs, o šiuo atveju net neįsivaizduoju, kas nutiks. Tas gal ir įdomiausia yra toksai startinis jauduliukas. Tai va, kaziukas mano jau atvažiavęs, laukia, tuoj sės į mašiną. Ten dar aptarsim dalykus, važiuosim į starto vietą. Nu ir duosim žinoti. Važiuojam į starto vietą. Zimeras net nesisveikina. Autistas mano draugas yra. Ar kolega? Kolega, kaip Kazimieras pavadintų mane kolega, tai aš tave bičiuliu vadinsiu. Autistų pavadinai, ačiū rytą, gali perfilmuot per naują jau dar. Ne, šitas lieka. Važiuojam į starto vietą į Rokus. Taigi atėjo šiandien didžioji diena, Kauno laiptų žygis. Pradėsim Rokų parapijai ir iš Rokų parapijos su Kazimieru keliausim per visą Kauną, apeisim visus Kauno viešuosius laiptus. Kauno savivaldybė yra pateikus skaičių 82, bet sąraše mes radom ir besidubliuojančių laiptų, bent porą vienetų. Tai koks galutinis laiptų skaičius bus, nėra iki galo aišku, bet galiu tik pasakyti tai, kad mes jo šiandien visus įveiksim, kad ir kiek užtruks. Nu ką, oficialiai pradedam žygį. Priminkim, kad šiandien yra gegužės 1. Nieks čia nenori būti, kur dabar esam šiuo momentu. Ant šito plento, šitoj dievo pamirštoj vietoj, tokioj skiliai. Bet čia kažkur į Garliavą važiuotum, čia link Heso Kauno ir čia kažkokie laiptai yra, tikriausiai ten iš tų sodų. Ir čia prasideda oficialiai mūsų žygis Kauno laiptai 2025. Tarp kitko, laiptų būklė nėra pati prasčiausia, kai mes pasitikrinom čia juos nesenai, tai čia vieni iš geresnių. Ir čia atrodo viskas labai šauniai, bet dilema yra tame, kad čia viskas atrodo šauniai, bet dilema yra tame, kad sekantis laiptai yra žiauriai toli. Gal kokie 4-5 kilometrai. Ir paskui sekantis gan toli, tai pirmi kokie 10 laiptų gali kainuoti ir kokie 12-13 kilometrų. Va, šiek tiek Rokų meno. Tai va, tai kol einame šitu keliu, trumpai papasakos idėją, kaip gimė šitas žygis. Mistinis žvėris nėra ne tas čia per kultūros sostinę, o mistinis žvėris yra laiptų skaičius Kaune. Galvoju, o tai kaip būtų juos visus nueiti. Tai gal prieš kokį gerą pusmetį, gal prieš 7 mėnesius kristalizavosi mintis, idėja nueiti visus Kauno laiptus. Pasidalinau idėją su Kazimieru. Kazimieras sako, gal visai ir įdomu, ir kadangi mes esam ne vieną iššūkį veikę, tai mano turimomis žinomis nėra niekas to padarė, tai mes būsim pirmieji įlipę į visus Kauno viešuosius laiptus. Mes su Kaziuku viename žygyje kažkaip labai daug pirštinių. Nedaug, bet pastebimai. Pastebimai, taip atkreipia mūsų dėmesį pirštinės. Iš šiukšlių. Pavienės pirštinės. Ir
tą kartą mes susilažinom, kadangi jau išeidinėjom iš Kauno, iš miesto, irgi ten buvo žygis apie 70 km ėjom. Nu ir mes susilažinom, ar dar rasim pakeliui pirštinį, nes ten jau gal temo, ne, nu ta prasme jau buvom išėję iš Kauno ir susilažinom iš Hesburgeriuko, ar rasim. Tai faktas, kad radom tą pirštinę ir paskui kažkaip pradėjom tiesiog pastebėti visas pirštinės ir čia toks mūsų... Jau nebeima, Egis, kad rasim pirštinę, duodu 2 prie 1, čia net neprasidėjo žygis, kilometrą antrą einam, jau pirštinė. Jo, tai be to, kad eisim į visus laiptus, tai suskaičiuosim, kiek pirštinių rasim pakeliui pavienių ir inventarizuosim visas. Sako Kazimieras, einam nuo kelio, parodysiu trumpesnį kelią. Tai kur tu bėgi? Net nepapasakosi, kas nutiko. Ėjom ir va toks skardis, papuolėm žodžiu. Nu tai va, taip žygis prasidėjo, kad esame ant skardžio. Jau šilta. Ir dabar lipsim į skardį. Tai čia +2 laiptai kokie sukilimo. Žodžiu. Pasimatysim viršui. Not good at all. Va, Karkazai kažkaip garsėja savo automobilių remontais, dažymais, ardymais. Labai nemažai žmonių šitam rajone užsiema šito amatu. Toks įdomesnis visai atrodo pastebėjimas. Čia va sekantis prekeivis. Va sekantis autoūkis. Ir čia kas antras. Nu, kaziukas nusprendė per žmonių kiemą praeiti. Kadangi visi miega, niekam nekrisim turbūt į akį. Praeisim ir gausim vienus neoficialius laiptus. Tai bus irgi įdomu pasižiūrėti, kiek neoficialių laiptų susirinksim. Žodžiu, kad praeitume, turėjom kirsti žmonių kiemą. Įsibrojom į svetimą teritoriją. Nu, bet norint nukirsti biškį kampo, tenka pavandalauti. Kaip manai, kiek kart kirsim svetimą teritoriją? Čia viskas panašu. Sakai, nebus daugiau tokių fokusų. Antrą kartą dabar jau buvo. Va, turėjom iš čia ateiti labai gražiai. Čia turėjom ateiti, būtų labai gerai. Mes čia būtume staupę kokie 1,5 kilometro, ne? Nu, kilometrą, bet ir laiką. O kitu atveju iš ten turėtume ateiti labai toli, didelis apėjimas ten. Koks? Čia 1,5 kilometro galėtų gautis. Gali. Nu, Seniavos plento architektūra. Kiek nuėjom? 4,6 km, pirmas akmenukas. Ir dar laiptų nepriėjom. Ai. Mes svarstom, kad čia galėtų būti mūsų antri laiptai. Nuėjus 5,5 km. Ta prasme, kokybė čia yra. Čia ne tas metalinis turėklas, tai... Nuims biškį laiko. Stipriai abejočiau, bet šiaip nesu matęs tokios struktūros. Ant betono kažkoks metalas išlietas. Tai jau čia savadarbiai. Va, mūsų antra pirštinė. Kiek, sakai, surinksim per žygį? 5 bus. 5, ne? Nu, aš davai duodu 7 ir tada jau biškį paieškosiu aktyviau. Paskutinis kartas, kada Kazimieras sako, žinau trumpesnį kelią. 2 iš 2 kol kas. Ir aš dar į pradžią pagyriau, kad labai neblogai gaudosi Kaune, bet turbūt ne šitose mikrorajonuose. 1,49 km. Treti mūsų laiptai, Vinčų laiptai. Nu ką, oficialiai užlipom į trečius laiptus ir einam į apačią, nes neužilgo vėl reikės lipti. Ir kaip Kazimieras sakė, galiu paantrinti, jaučiasi kojos. Tai visiems, kurie eis šitą iššūkį daryti, tai vienas labai paprastas patarimas. Jeigu išeina eiti ne šaligatviu, o šalia jo minkštesnė danga, tai būtinai to ir darykit, nes kitu atveju gali labai prailgti kelelis.
Tai aš šitais laiptais nesu ėjęs. Iki šiol man tai yra pirmas kartas. Nu ir aišku, reikės užlipti ir nulipti tais pačiais laiptais, nes mums reikės eiti palei Nemuną link Aleksoto. Nu, baigiam įveikti tas laiptus. Gan status ir nemažai yra. Ir bandau suprasti, kokia jų paskirtis yra, nes nei nuo Europos prospekto čia kas nors eina. Į areną, tipo. Nei dar kažkur, ta prasme. Čia kažkoks užkampis. Ir čia vat maždaug laiptų reikia. O, šitam žmogui į apačią nueiti į centrą. Ir tam grįžti iš Žalgirio varžybų. Atėjom prie 5 mūsų laiptų. Nu jau šitie šiek tiek prasčiau atrodo nei buvę. Nu ir čia tarp namų prasideda antra dalis laiptų. Tai jau visai gaunasi netokie ir trumpi. Nu ir tikrai ne patys patogiausi. Nu ir viskas, tiek čia tų laiptų. Judam toliau. Praeidinėjom garsiuosius Kauno grūdus. Kaip koks Ukrainos miestas turbūt rytuose atrodo. Priėjom 6 laiptus, pasižiūrėsim tai, kaip jie atrodo iš arčiau. Nu ką, neatrodo labai trumpi. Ta prasme, čia dar kiek laiptų liko. Nu, lipam, žodžiu. Viskas, baigiam 6 laiptus. Nebuvo trumpi. Nu, bet tai Kaunas. Būtų trumpi laiptai, būtų neįdomu. O, visai gerai atrodo. Jo, visai panorama gražiai ir į Kauną, į Nemuno salą. Norėjau sakyti, čia yra vieni keistesnių laiptų Kaune, bet pamatysi, dar yra keistesnių laiptų. Nelabai matėsi iš Google Maps'ų, tai aš buvau labai nustebęs, kad čia yra, švelniai tariant, čia yra viešiai Kauno laiptai. O, rytukas. Irgi kas čia pupso iš už kalvelės. Reidas. Čia iš tų 7, kiek praėjom, tai nei vieni kol kas dar neatrodo labai reikalingi. Centre, aišku, kita situacija, bet čia kol kas sunku suprasti, apie ką jie. Nu gerai, atsiemu žodžius, sakydamas, nežinau apie ką šitie laiptai. Čia akivaizdžiai yra pagerimo laiptukai. Žmonės ateina savo, gramelį padaro ir toliau kažką veikia gyvenime. 7 laiptai, 13 km, 2 valandas 40 minučių. Turim 8 laiptus ir jie atrodo labai prastai. Wow. Beje, spoiler alert, nėra patys prasčiausi laiptai Kaune, pamatysite įdomesnių egzempliorių. Jeigu daisim, nu tai aišku prieisim. Ką mes išėjom pasivaiščiat. Iki tų gal ir dareisim, taip. Iki tų tikrai prieisim, jo. Iki tų turim prieiti. Kaip toliau su ta Panemunė man yra abejonių. Nu, užbaiginėjom laiptus. Ne šitais leistis, o žaliakai tiek funikulierius laiptais ir viršų. Nes mes kampą dabar nukirsim. Supranti? Nu, įdomus laiptai. Eisim tokiais įdomesniais laiptais, kur
Ta prasme, jeigu savivaldybė nebūtų atsiuntus sąrašo ir tam sąraše nebūtų jų, niekados gyvenime nebūčiau pasakęs, kad tai yra Kauno oficialūs viešieji laiptai. Nu va, laiptai. Ir ką, reikia ir įlipti juos? Ai, tiksliai. Kazimieras nusifotkino ir eit nori. Žygis viskas velniop nueito. Opa. Neužlipus. Nu, toks va gavosi. Reveransas. Einam toliau į rimtesnius. 9 laiptai prie funikulieriaus. Žodžiu, šitose irgi nesu gyvenime buvęs. Bet puikiai žinomi. Puikiai žinomi, jo, visada pravažiuoji, tu jas matai čia, bet nesu lipęs ir net neįsivaizduoju, kokią progą reikėtų. Jo, oficialiai, na čia reikia prasidėti. Nu, bet gal šitie naudojami labiau, ne, yra. O, žmogų netgi matau viršui lipantį. Tai pirmas žmogus per visus laiptus. Per 9 laiptus pirmas žmogus lipantis. Ką, baigėm įveikti. Nėra nei trumpiausia, nei lengviausia, bet visai malonu lipti. Ir turim 2 valandas 54 ir 14 km. Nu ir ką, leidžiamės į apačią turbūt. Aš tai manau renkuosi eiti šalia laiptų. Priėjom 10 laiptus. Einam 3 valandas 5 minutės 15 kilometrų. Turim dar kartą, čia jau nesikartoju, čia yra kaskart nauja informacija. Pirmą kartą einu šitais laiptais ir net nelabai žinau apie jų egzistavimą. Ir čia yra kažkieno instaliacijos padarytas. Įklijuota kažkokių duženų. Šitie laiptai eina palei šlaitą. Ir jie yra gan ilgi. Dar kartą pasikartosiu. Nebūčiau įsivaizdavęs, kad jie čia egzistuoja ir dar tokie nemenki iš tikrųjų yra. Šiaip matavau, turėtų ilgiausi laiptai būti prie klinikų 400 metrų, nes pasirodė, kad ilgesnių tikrai negali būti, bet toks jausmas, kad čia irgi gali būti nemažas atstumas. 300 metrų mažiausiai, gal ir daugiau. Užbaigėm 10 laiptus, einam prie sekančių, sekantis labai nepatogus Dariaus Girėno gatvės, ten tokiam vingyje. Štai mūsų 11 laiptai, iš pradžių lipam aišku į apačią, nu jos statesni šitie. Nu ką, lipam į 11 laiptus ir nusprendėm, kad grįšim į apačią ir eisim pro Marvelę Vizinės senamiestį atgal. Ir jie stato šitie rupūžės. Tai Kazys Teniai lipant į 11 laiptus jau. Liko 70. Kaip Šarapova, turi savo firminį tą... Šis irgi yra legendinis sportininkas. Matai kaip ten. Jo, Šarapova turi savo firminį. O, matai moteris, visai ten malonu klausyti. Tai manavimo. Sutinko. Ir momento. O, kaip čia negerai. Status šitie. Bet tai nei pirmi, nei paskutiniai status laiptai, tai čia kaip ir priemi ir varai savo. Nu va, užbaiginėjom lipimą ir leisimės atgal vėl į apačią. Ir tokių bus ne vieni laiptai, kuomet reikės nusileisti, užlipti ir vėl nusileisti, kad prieiti prie kitų. Nes patogaus tokio kelio maršruto ne visur gausi. Tai ženklas yra. Atėjom prie akademijos tilto, kuris eina į Vilijampolę. Mum į tą kryptį reikia. Ir šitie yra bonus laiptai. Pirmi ar antri?
Nu, vėliau, žodžiu, Ne, pažiūrėsim šlaitas tą man buvo filmuotą O, pirštinaitė. piršinę. Trečia. Bet čia šita ravėjimui skirta. Tokie labiau. Tai va, bonus laiptai. Ačiū, miela, malonu, nereikėjo jų, bet susirinksim. Žygiuojam kol kas. Nuotaika yra nebloga. Aišku, mes čia tik 11 laiptų esame įveikę. Bet, nu ką, tai reikia žygiuoti ir matysim. Čia nieko neprigalvos, nepriprognozuosi. Tai va, eisim per Nemuną. Ką, atėjom prie 12 laiptų. Ligoninės laiptai turi savo netgi akmenį. Čia toks, žinai, kaip kapinėse. Keistas labai variantas. Šaliumo. Čia jau gali vertinti kaip nori. Čia neržaveikia. 10 iš 10 čia yra. Ką mes čia turim? 4,5 valandos 21,7 km. Jau kažkas labai joras. Ar padarysim vieną, kiek rasime tarp laiptų fleškučių. Ten rimtesnis buvo. Užpilimas. Baigiam ligoninės laiptus, eisim toliau. Eisim po tiltu. Kaziukas sakė gerai, žino vietą ir sakė labai geras turinys. Čia galima kelią susivysti akį iš tikrųjų. Būtų geras turinys. Amat, tiek daug šiukšlių visokių. Laukia, eisime virtinę. Aš valgiu pintės vaizdus. Ir tokio namo. Bokso pirštinės ir kedai. Ta prasme, čia sudegę. Čia sudegę. Ir tu nori pasakyti, čia žmonės gyvena? Čia buvo apsauginių būdelį išdegimą apsaugimus. Eik tu. Pažiūrėk. Dar vienas bokso pirštinės. Žiūrėk. Viskas visur degė. Ir čia žmonės gyvena. O, jau dėjo duris. Mes palauk. Jo, dėjo duris. Aš tai atsidarė. Žiūrėk, visur viskas degė. Ir čia Kaunas, ir čia žmonės gyvena. Po šiai dienai. Po šiai dienai. Pažiūrėk. Čia buvo kurtas. O, kepalas batono. Aliumbo žiek dar dešros yra dzūkų. Džiugo. Dzūkų. Dūzgės. Labai prastai. Nu, labai prastai. Tikrai neįsivaizdavau, kad Kaune yra toksai namas. Jisai čia iš abiejų pusių yra degęs, ta prasme, ne vienas butas yra degęs. Čia laiptinė degė, tu matai langas. Tai ten degė. Ten tas butas įkurėjo. Ir ten mediniai langai vis dar yra. Ten matai, ten laiptinė kokios buvo. Tai yra taip blogai. Kad man trūksta žodžių. Kur mum eiti toliau? Nemeluosiu, biškį pamečiau skaičių, bet jeigu neklystu, čia yra 14 laiptai, paskui sutikrinsim, nes Kazimieras nufotkina visus dėl tikslių koordinačių ir netrodo labai grėsmingi. Bet aišku, atstumai vis dar labai dideli tarp laiptų yra, tenka daug nueiti. Ir šitie laiptai eina į antrą ligoninę. Kaip galvojat, kiek čia tiem inkarasikam liko laiko dar kabėti? Nu, va, į pabaigą laiptai. Eisim link 15. Turim 5 valandas ir 25 km praktiškai. Opa, judam toliau. Į apačią. Į apačią.
Čia tokia įdomesnė instaliacija Kaune. Nu ką, techninė pagalba atvažiavo, atvežė maisto, eisim pietauti. Prisėsim akimirkai, bet kokiu atveju. Taisyklės nedraudžia. Nedraudžia, tai čia, Dieve mano, nebuvo pasakyta, taip pasikrausim GoProškę biškį, pavalgysim, eisim toliau. Jo, pirmą maistą šiandien turėjom realiai, tai labai gerai. 12 minučių pabuvom, pasėdėjom, ar dar sėdėsim, neaišku, bet valgyti reikia. Tai va dabar eisim deginti kalorijų. Nu, čia įdomesnis yra lapiukas ant panelės padėtas. Nu ką, turim 16 laiptus. Kadangi 12 minučių sėdėjom, tai biškį prailgo. 5 valandas kem 5 minutės ir beveik 27 kilometrai. Nu ką, judam prie sekančio. Čia jau tokia tikrai padulėjus, bet pirštinaitė. 4. Kazimieras sakė, daugiau kalpokų nebus, bet turim 2. Kaip kalpokas lietuviškai būtų? Ratų gaubtą 2 radom. Kazimieras nenori skaičiuoti, bet aš tai skaičiuoju. Prie Vetkės? Taip. Žodžiu. Arklį čia gal išdavinėjo. Ką, atėjom prie 17 laiptų. Šitus buvom pasitikrinę, tarp kitko, nes nebuvom tikri, kaip čia juos eiti. Tai jau juos žinom. Ir jie nėra visai trumpi. Lenksim. O koks didelis malamutas. Labas. Žinai, kad patinka, ne malamutai? Aišku, kad žinai. Nu, gero tau kelio, nesukaisk. Jo, ko gero, reikia dar pasižiūrėti. Dabar tie bus Slobodkės laiptai prie žiedo. Tai turbūt. Turbūt tiksliai. Einam į apačią. Nu ką, lipam į 18 laiptus. Šiaip yra labai gerai, nes anie laiptai buvo visai netoli ir toks smagesnis jausmas. Nes laiptų yra labai daug dar likę, o esam nuėję 29 km per 6 valandas 13 minučių. Tai daug ir valandų dar liko ir laiptų, bet biškai smagiau, žinai, kai tie laiptai dažniau sukasi. Ką, atėjom prie 19 Kauno laiptų. Į Šilainius čia prie tos panoramos. Paremontuoti laiptai. Yra, rankų pridėta. Buvo, yra paremontuoti. Dabar visai negaitinė. Nu va, įvykiam. 19 laiptus. Judam toliau. 20 laiptai, vieni iš mielesnių, nes ir trumpi, ir tiesūs, ir sveiki. Sekantis ten. Turim 21 laiptus. Jokingus. Nu, malonis, sakyčiau, gal ne jokingus. Ir vieni šalia kitų, kaip tas yra gerai, eina savo. Toks, žinai, būtų daugiau tokių, tai biškai gal tos motyvacijos daugiau. Eisim, vat, pasipildyti vandenuko į taubučius. Tiem apsipirkti vandens ir porą užkandžių. Gerą žygį ir žiūrėkit, blemba, lieka tik 60 laiptų lieka. 60 čia. Finišuoti beliko. Nu, kaip 30 kilų. Blemba, palauk, man atrodo, kliausiai yra, pabūk dar sekundėlį, gal ištrauks. Davai. Papasakok. Lupk. Va, dar kažkas biškiai
Ton galūnį tipo tompo, bet tep nedrosė. Ką čia bandys pagauti šapalą? Nu blemba, norėčiau šapalioką, bet čia daba upė esu, tai čia, žinau, pas mūsų ir upėtakis užkim kartas. Nu. Na, tai žodžiu. Žemaitėjas, jums geriausi linkėjimą. Oi, geriausi linkėjimai yra tik iš Žemaitijos, šiaip jau. Tik Žemaitėjas. Dabar aš nuo visų Žemaitėjas moterų perduodu linkėjimus jums. Ačiū. Pelnytai. Jo, lauk kada, bandysiu. Ne, niek. Reik žiūrėti. Gerai, girdit. Jo, kylam, yra reikalų. Negaiškit laiką. Suskambinsim vėliau. Nu, Davai. 22 laiptai Šilainiuose. Iš Pykolo gatvės, kiek į Šilainių rasytas gatvės. Gerai. Va, ir aišku, radau Bajoro. Tai čia Jonavos gatvė. Ir nuo Jonavos gatvės yra tokie labai keisti laiptai. 7 valandos, 3 minutės ir 35 kilometrai. Nu, čia taip įdomiau užsibaigia jie. Tai jeigu Google Mapas mūsų neapgavo, tai eisim į ligoninės tos klinikų laiptus, kurie yra 400 metrų ilgio. Tai mano skaičiavimu ilgiausi laiptai. Net čia nuėjom į kitą kiemą. Tai ką lipam į Google Maps, jeigu nemeluoja, ilgiausius laiptus Kaune apie 400 metrų iš Jonavos gatvės į klinikas. Pradedam. Įveikiam. Po 24 laiptų 7 valandos 56 ir 36 kilometrai. 25 laiptai yra Nuokalnės gatvėj šalia viaduko. 26 laiptai, tarkim, prie buvusios Utenos gatvės. Bonus laiptai. Štai kažkaip skaudus. Fleškė. Vietomis ne per pereiti. Opa. Kazimieras sako, kad čia yra oficialūs laiptai. Savivaldybės sąraše jų irgi nebuvo. Vėliau išsiaiškinsim po žygio. Aštuonios pusė valandos ir 39 kilometrai. 8 valandos 39 ir 39 kilometrai. Labai smagus laiptukai. Jo. Patinka man tokie gražus, tvarkingi, solidus, neapžavikiniai turėklai. Padangom pirmą kartą lipam. Vien iš prasčiausių turbūt. Ir fleškučių pažiūrėk. O, fleškutė, 5 turbūt. Daugiau? O, Jezu, čia didelė kolekcija. Nu, bet tai gavom tokius laiptus, sąrašą. Įveikinėjam. Ir aišku, jie čia dar nesibaigė. Prasti, bet tikrai dar gyvi. Nu, kaip gyvi. Kiek mes gyvi, tiek jie laitai gyvi, žinai.
Turim 40, beveik 1 kilometrą ir 9 valandas. Turim 6 pirštinę. Nei malonus, nei trumpi. Tu galvoji, Šilansko bairiai niekada gyvenime nesugrįš? Jie yra geri. Šiaip yra gerų. Tai yra gerų. Ir jis taip pat pasidarė tokius vartelius. Čia tualetas? Aha. O, žiūrėkit. Lauko tualetas. Ja. Tai dabar einam po kairę. Mes dar net neįpusėjom. Baisu. Mes dar neįpusėjom. Nu ką įveikti ir dar kartą į apačią, nes mūsų anie tenais yra sekantis. Beje, turim visai gražų skaičių 1039 metrus vertikalaus sukilimo. Nu va, atėjom ledų. 35 laiptai, dar net neįpusėjom ir turim kilometrą sukilimo. Nu tai čia dar viskas laukia ateityje. Viskas prieš akis. Ir nosį nudegiau, blemba žarina labai stipriai. Pizda, nu palauk, ateis naktis. Nu gerai, susiskominsiam, davai. Jo, davai. Plius kilometras, plius 2 kilometrai. Ką oficialiai, Palauk, reikia. ko gero, blogiausi 37. Va, buvo veikėjai, dumojo. O, Dumojo Plėskutę veikėjai turim. per sklypą. nu. Pašiliniams įeiti draudžiama. Nu taip, iki to ženklo čia vienaip ar kitaip. Čia yra naudojami laiptai. Čia kitu atveju būtų užbaninta. Čia nesam 100% tikri dėl šitų laiptų. Ir mes juos imam kaip oficialius laiptus. Nesam tikri, bet čia galimai yra trumpiausi Kauno viešieji laiptai. Tai vienaip ar kitaip čia plius minus yra mūsų pusiaukelė. 10 valandų 20 minučių einam, 46 kilometrai. Nu, tokie va laiptai. Kokit užnešim. Tomo laiptų. 8.3 ar 8.4 yra jau, ko jas jaučiasi. Čia visai įdomus laiptai yra, nes jie išsiskiria į dvi pusės šitoje vietoje. Nu ką, turim laiptus. Nu ką, įveikiam. Gražus laiptai. Vaistinės skersgatvis, man atrodo, čia yra. Tai čia 47 laiptai yra. Atrenovuoti, sutvarkyti. Labai status. Nu ką, turim 7 pirštinę. Kągi, pristatau gražiausius Kauno laiptus.
čia ko gero yra trumpiausi laiptai. Čia šiek tiek uždaryti jie yra laiptų. Ką turim pirmą techninį aptarnavimą. Nėra dar baisu, bet čia jau kažkoks jausmas yra nejaukus. Tai užbėgam įvykiam už akių. Batai patikrinti netrina, bet galimai kitos aplinkybės. Labas vakaras. Kazimieras prieky medituoja. Nu ir nelengvi laiptai. Yra ką veikti, eina savo. Jo, yra. Nu ką, įveikėm tos Vytauto parko laiptus. Nebuvo lengva, bet išgyvenama. Einam. Biškį lėčiau gal eisim. Ne tik 4 mini status. Vyko laiptai buvo freaking hard. Visiškai šalia Kauno traukinių stoties laiptai atsirado. Budelė po tais laiptais. Kur? Iki tos panoramos. Šiandien 5 kokius mažiausiai. Bet tu jautėsi, kad tai vis tiek būtų. Ai, čia dar reikia palipti, ne? Nesilipę žemyn? Tik į viršų. Tik į viršų. O čia tai gyvenimo moto. Šančius. Iš Ąžuolyno galima čia ateiti. Prancūzų gatvė. Jo, irgi čia nėra aišku iki galo ar... Status. Labai status laiptai. Buvo nelengva. Labai nefainė. Nu, tokie laipteliai tai... Acija galvoja, kad žmonėm reikia turėti... Atėjom į Kauno dainų slėnį. Što. Šiaip jau gan tamsu. Ąžuolyną paliekam ramybei ir keliaujam į Griučiupį. Jo, lipam čia. Aš nežinau kaip... 3 laiptukus turi. Būčiau praleidę, žodžiu, 3 laiptukus. Paskui gal ir išsiaiškinsim po viso žygio. Labai gerai. Toks jausmas, kad jau nebejaučiu, ar čia jie ilgi ar sunkus. Žodžiu, dar vienus laiptus turim. Nu va, judam į viršų. Paskutiniai šančių. Paskutiniai šančių. Pusė pirmos. Mano darželio laiptai yra kuo puikiausias toksai takelis. Nu, oficialiai lipam. Tai liko dar 2 laiptai be šitų ir kadangi šitie laiptai yra ganėtinai simboliniai mano kelias į darželį, tai prie jų noriu pirmą pareiškimą. Tai kviečiu visus kauniečius ir žmonės iš visos Lietuvos atvažiuoti į Kauną ir sudalyvauti Kauno viešųjų laiptų iššūkį. Mes pasidalinsim nuorodom su laiptais, su koordinatėm. Manau, kad čia bus labai geras būdas save išbandyti, naujas formatas
Ir vėliau gal pasidalinsim, kai pailsėsim visais įspūdžiais, bet patys ir pamatysit, video turėsim YouTube sumontavę. Tiesiog kviečiam įveikti Kauno laiptus, tai yra big deal. Kas yra pasitreniravęs bent kokį maratoną nubėgti, manau, nueis nesudėtingai, o visi kiti kelkit užpakalius, pasitreniruokit ir nueikit visus Kauno viešuosius laiptus. Bam! Bum! Ten dar vieno laiptų? Ne, bet ten labai gražus parkas. Štai asmuo. Sveikinu, kaziukai. Sveikinu. 70 laiptų Oficiali statistika. per 18 valandų 8 minutės. 76 km 300 metrų ir 1941 metras vertikalaus sukilimo. Oficialiai spaudžiu baigti. Ir mes tai padarėm.